Ar galim užduoti jums keletą klausimų? Sveiki, drąsiai, bet tikiuosi ne visus 73 iš karto. Kaip šiandien prasidėjo jūsų diena? Turbūt, kad kaip daugeliui, kurie grįžta pirmą darbo dieną po atostogų. Klausimų, nuo ko pradėti. Kur esame ir kuo išskirtinė ši mokykla? Esame Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje ir jinai vienintelė šalies mokykla, kuri diegia produktyviojo mokymosi modelį, bet čia esame dar ir dėl kitos priežasties. Tai labai lanksti, labai greita mokykla įgyvendinti naujus metodus ir įsisavinti naują įrangą. Ką galvojate pirmą kartą išgirdęs apie 1000-mečio mokyklų programą? Kad tai yra galimybė Ukmergei. Kuo šis projektas jūs asmeniškai sudomino? Visuminiu holistiniu požiūriu. Mes įpratę, kad vieni projektai būna minkštieji, kiti kietieji. Šitas projektas apjungia visas svarbiausias veiklos tobulinimo dalis. Infrastruktūros vystymą, įrangos įsigijimą, kvalifikacijos tobulinimą, įvairiausias veiklas tiek mokytojams, tiek mokiniams. Kokia jūsų rolė šiame projekte? Aš esu viso projekto vadovas ir motivatorius. Kada kažkas sako, kad pavargom, nesiseka, kažką reikia keisti, aš sakau, visada bus viskas gerai. Kokia yra jūsų pagrindinė atsakomybė? Aš esu susiskaičiavęs, kad šitas projektas talpina apie 3000 skirtingų veiklų, povelkių, ne vienoj mokykloje ir įsivaizduoju, kad turbūt atsakingas esu už visų poveikių sėkmingą įgyvendinimą, rezultatų pasiekimą. Kaip sekasi bendradarbiauti su mokyklų bendruomenėmis? Manyčiau, kad Ukmergė galėtų būti pavyzdžiu kitiems, kaip reikia bendradarbiauti. Ir čia įgyvendinam visokiausius principus, kurie vienyje bendruomenę ir ją telkia bendrom veiklom. Turim šūkį koja kojon, kuriuo sakom, kad kuriam ne tik šiuolaikiškas mokyklas, bet ir tą darome drauge. Ir per 1000-mečio mokyklų programą gyvendinam porų principų, kur kiekviena mokykla turi savo poroj kitą mokyklą, kuri neįgyvendina 1000-mečio mokyklų programos veiklų. Ką jums reiškia dirbti švietimo srityje? Manyčiau, kad švietimas yra tokia sritis, kuri neturėtų būti talpinama į jokius prioritetus sąrašus, o turėtų būti virš bet kokių prioritetų. O tai reiškia, kad dirbu pačioj prasmingiausiai srityje. Kas jūs labiausiai įkvėpė iki šiol šiame projekte? Aš galvočiau, kad karts nuo karto išpakuojamos dėžės, kada išimama nauja įranga, dar nematyta, ir kada žinai, kad jinai tikrai bus panaudota vardan mokymosi, vardan geresnių mokymosi pasiekimų. Na ir įkvėpia karts nuo karto uždedama data, kad šita veikla jau yra įgyvendinta, nes žinai, kad jinai reikalinga buvo. Ką sakė mokyklų direktoriai, kai viskas prasidėjo? Mūsų pats teisingiausias sprendimas buvo prikviesti direktorius į pačius pirmosius susitikimus ir diskusijas dėl projekto. Jie turėjo galimybę nuo pat pradžių dalyvauti ir jie sakė, kad mes norim, kad šitas projektas vyktų mūsų mokykloje. Kaip pasikeitė pokalbiai apie švietimą per pastaruosius metus? Aš manyčiau, kad jau prasideda kalbos, kad šitos mokyklos, kurios dalyvauja programoje, yra paaugusios. Pavyzdžiui, turim tokį neįprastą planuojamą susitikimą su privačia mokykla, kuri nori mūsų mokyklos, bet šios mokyklos Užupio pagrindinės infrastruktūra pasinaudoti įgyvendinant STEAM veiklas. Mes turbūt nepersigalvosim ir visada galvosim, kad Ukmergė teisingai pasirinko pakviesti visas mokyklas, kurios atitinka reikalavimus dalyvavimų šitame projekte. Tai visos miesto mokyklos, didžiosios, kurios turėjo galimybę dalyvauti šiame projekte, jame ir dalyvauja. Kuris pokytis labiausiai matomas plika akimi?
turbūt naujai sukurta infrastruktūra, laboratorijos, sensoriniai kambariai, kai kuriuose mokyklose, technologijų kabinetai, foto studija, kalbų laboratorija, kupolai, lauko žaidimo aikštelės. Visa, kas sukurta naujo, ko anksčiau nebuvo. O kurį pokytį pavadintumėte nepastebimu, bet esminiu? Aš galvočiau, naujų kompetencijų įgijimas, požiūrio į patirtinį ugdymą, keitimasis, taip pat mokinių džiaugsmas dalyvaujant naujose veiklose. Koks projektas sulaukia daugiausiai emocijų? Galbūt forumo teatro programa, kurią vedė profesionalūs aktoriai ir kurioje mokytojai galėjo įstapti ir turėti gerą emociją. Kurioje mokykloje jautėsi didžiausias virsmas? Būsiu diplomatiškas. Mūsų tikslas buvo toksai, kad kiekviena mokykla patirtų kuriamą pridėtinę vertę labai panašiai. Tai aš galvočiau, kad tas virsmas, kuris dar tęsiasi ir dar kitais metais, nes mes rūpinsimės veiklų tęstinumu, yra labai panašus visose mūsų mokyklose. Kaip su mokyklomis derinate prioritetus? Labiau mokyklos derina su mumis prioritetus. Turėjo galimybę mokyklos pasirinkti tas veiklas, įsivertinę tam tikrus duomenis, savo rodiklius, tuos prioritetus, kurie reikalingiausi pačioms mokykloms. O mes pasakėm, valio, taip, darykime. Ką manote apie tėvų vaidmenį švietimo pokytyje? Visos švietime dalyvaujančios pusės yra svarbios lygiomis dalimis. Tame tarpe ir tėvai. Jie tiek pat svarbus, tiek mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai. O kaip sekasi įtraukti mokinių balsus? Kai kurios mokyklos besiruošdamos projektui būrė komandas, įtraukdamos ir mokinius, ir tėvelius, ir socialinius partnerius. Tokiu būdu suteikdamas galimybę pasakyti savo balsą ir mokiniams. Ar susidurėte su pasipriešinimu? Būtų keista sakyti, kad to nebuvo, dėl to, kad tūkstantmečio mokyklų programa yra programa atvedanti inovacijas ir naujus vėjus į mokyklas, o tai visada susilaukia tam tikro pasipriešinimo. Bet tokio iš didžiųjų raidžių pasipriešinimo Ukmergėje tikrai nėra buvę. Gali būti, kad mes įgyvendinant projektą padarėm vieną kitą klaidelę ir dėl to mokytojai pyko. Galbūt kažkokia kvalifikacijos tobulinimo programa buvo ne tiek vykusi, kiek tikėjomės, bet tai yra tokie nežymus pavyzdžiai. O ar susidurėte su netikėtu palaikymu? Aš asmeniškai turėjau 2 istorijas per 2 projektų įgyvendinimo metus, kada turėjau sunkmetį dėl veiklų gausos ir mano tiesioginės pareigos reikalavo tuo metu didelių pastangų. Ir aš galvoju, vos laikausi kaip projekto vadovas ir iš aplinkos susilaukdavau tokių tavęs Ukmergėje nieks pakeisti negali. Kokia mokykla tapo inovacijų pavyzdžiu? Kiekviena mokykla kuria savo pavyzdžius. Viena iš tokių mokyklų yra Užupio pagrindinė mokykla, kuri daug nuveikia įgyvendindama ateities inžinerijos ir kitus projektus. Kuris STEAM projektas labiausiai sužavėjo jūs patį? Pats keisčiausias projektas tai yra virtualaus asistento sukūrimas. Tai programa, kuri nuskaito tavo veidą ir pagal tai parenka tau pasiūlymą ateičiai. Pavyzdžiui, jeigu esi piktas, gali pasiūlyti suvalgyti šokoladą. Kokia iniciatyva gimė vietoje ne iš plano? Pati keisčiausia iniciatyva man asmeniškai tai buvo mokyklų vadovų sprendimas grįžus iš edukacinės išvykos Suomijoje keisti mokyklų pertraukas, įvedant papildomus mokinių aktyvinimo elementus. Apie tai mes nei kalbėjomės, nei planavome.
Kaip vertinate mokytojų kūrybiškumą? Mokytojų kūrybiškumo potencialą vertinu puikiai. Potencialą. Bet daug ką galima dar nuveikti, kad tą kūrybiškumą išlaisvinti. Pavyzdžiui, atsisakyti brandos egzaminų. Ar šiandien mokytojams lengviau nei prieš 10 metų? Mokytojo darbas turbūt niekada nebuvo lengvas, bet galima atsakyti šitą klausimą taip. Tie mokytojai, kurie atviri kaitai, jiems yra lengviau. Kokį mitą apie rajoninės mokyklas norėtumėte sugriauti? Kartais išgirstame tėvelio nuomonę, kad mokyklose yra taip, kaip buvo jų laikais. Tikrai taip nėra. Visos mokyklos yra pasikeitusios. Galbūt šitą mitą. Ką reiškia tikra švietimo partnerystė? Tai kai savokas mano, tavo keičia savoką mūsų ir kada veikiama ir dėl bendros gerovės. Kokia komandinė savybė jums svarbiausia? Turbūt, kad kolektyvinė drąsa įgyvendinti pokyčius. O kokią pats atsinešate į kiekvieną susitikimą? Aš stengiuosi į susitikimus vaikščioti ne su problemomis, bet su pasiūlymais, kaip įveikti iššūkius. Ar aprodysite kitą mokyklą? Taip, važiuojam. Kas padeda neprarasti vidinės motyvacijos? Komandos narių, mokyklos vadovo, direktorių ir pavaduotojų, mokytojų palaikymas. Ar turite autoritetų švietimo srityje? Aš turiu naują patirtį, turiu galimybę dalyvauti pirmojo švietimo vadovų klubo veikloje. Kiekvienas šio klubo narys yra autoritetas. Aš labai vertinu demokratinės mokyklos principus ir man vienas iš autoritetų yra Aleksandris Neilas, kuris įkūrė Summerhillą. Ką manote apie švietimo komunikaciją? Ar jos pakanka? Negatyvios informacijos apie švietimą per daug, o pozityvios tikrai per mažai. Kokia dažniausiai mokytojų baimė pokyčio akivaizdoje? Mokytojų lengvai neįbauginsi. Galbūt ne baimė, bet tam tikras atsargumas, tam tikros abejonės, galbūt savo jėgomis, galbūt šito pokyčio nauda mokiniams ar mokyklai. O kaip padedate tai spręsti? Bendras veiklos, dalymosi sėkmės istorijomis, kultūros puoselėjimas, bendrakuros veiklos, galimybė mokytojams siūlyti savo idėjas, jas aptarinėti. Kokio susitikimo ar susirašinėjimo negalite pamiršti? Turbūt, kad susitikimo su pirmuoju Butano švietimo ministru, kuris pasakoja apie laimę švietime. Ką reiškia būti tarp valdžios ir mokyklos? Tikrai ne taip, kaip tarp dviejų ugnių. Tai reiškia ieškoti kompromisus ir įgyvendinti reikalingus pokyčius. Kaip įsivaizduojate Ukmergės mokyklas po 5 metų? Visos sėkmingos, jose netrūksta mokytojų, netrūksta mokinių, daugiau džiaugsmo negu dabar. Visas šiuolaikinės ir visomis didžiuojasi jų bendruomenės. Kokio pokyčio dar labai laukiate? Aš norėčiau, kad mažiausiai visi stalčiai ir visos spintos būtų atviros, kad būtų visas priemonės naudojamos vardan mokinių mokymosi ir pasiekimų. Jei turėtumėt vieną papildomą švietimo biudžeto eilutę, kam ją skirtumėt? Visokių naštų, administracinių ir kitų, kurios tiesiogiai nesusiję su ugdymo procesu mažinimui. Kokią pamoką norėtumėte pravesti mokiniams? Apie pastangų, galią
ir įtaką mokymosi sėkmei. Ką pasakytumėte mokiniui, kuris abejoja savimi? Nei vienas negimė mokėdamas. O mokytojui, kuris svarsto pasitraukti iš sistemos? Mano tėvukas sakydavo, kai pradėdavo abejoti savo darbu, ar turi geresnį darbą. Tai pirma pagalvoti, ar kas yra geriau už mokytojo profesiją. Ką pasakytumėte žmogui, kuris niekada nedirbo švietime? Nesirinkti mokytojo kelio dėl atlyginimo, dėl 2 mėnesių atostogų. Rinktis, jeigu jaučiama meilė vaikui ir šiai profesijai. Ar pats norėtumėte dar kartą stoti prieš klasę? Prieš klasę ne, bet į vidurį klasės taip. Koks sakinys apibūdina jūsų požiūrį į švietimą? Niekada neatsitiks taip, kad mes galėsime pasakyti, kad viską padarėme švietimui ir dėl švietimo. Ką palinkėtumėte Ukmergės švietimo bendruomeniai šiemet? Gero ūpo visus mokslo metus, žengimo į priekį ir kad ukmergietiškai koja kojon nesusipintų. O mokiniams? Žinoti, kad mes labai pasistengsime dėl jų, bet pagrindinė sėkmė priklausys nuo pačių mokinių pastangų. O ką palinkėtumėte savo pačiam šiame procese? Aš labai dažnai atsimenu Dalai Lamos žodžius ir man tai yra kaip kredo, niekada nepasiduoti, auginti širdį ir veikti visada dėl taikos. Ir paskutinis klausimas šiandien. Kokią žinutę iš Ukmergės turėtų pasiekti visą Lietuvą? Aukštų skrydžių, polėkio, draugiškai, švietimo padangiai. Ačiū Jums. Ačiū Jums.